Ainas Kersas. Račnikas, tai gyvenimas. Mano rytas prasidėjo kaip vizada nuo baerių. Šaldytuvė nieko, bet pilna fantazijų. Skersas galvoje, batai nublūkę, bet aš vis tiek einu, nes man zin, kad liūdna. Pardai pažįstamas sako, kur eisi šiandien. Sakau, eisiu su račniku, nes su taksi brangi. Paskui stoteliai sėdžiu, gal jau laikas keistis, bet širdį vis tiek, man patinka račnikas. Aš mėgstu eiti skersas, man patinka traukti račniką. Mėgstu račniką, mėgau traukti račniką ir kelyje. Dabar sėdžiu stotelėje ir tenka mokytis važiuoti autobusu. O tau ar patinka važiuoti autobusu? Mažut, sakyk tiesą tu. Važiuoju trečiu vairuotojas kaip DJ, sukasi ratai, bet galvoj tik kur čia skersas eismo. Čiutė šalia dalina saldainius ir pasakoja, kaip traukdavo račniką pas savo tėvus. Nors gyvenimas sukasi kaip ratai po mus, aš dar vis mėgstu eiti skersai per kiemus. Ir kai autobusai pilni stovi tarsi išprotai, bet užtenka ritmo ir viskas tampa sportu. Aš mėgstu eiti skersas, man patinka traukti račniką. Mėgstu račniką, mėgau traukti račniką ir kelyje. Dabar sėdžiu stotelėje ir tenka mokytis važiuoti autobusu. O tau ar patinka važiuoti autobusu? Aš žinau, kad tu slepi, bet tau visai patinka autobusas. Traukinis net troleibusas, bet nėr geresnio už račniką, tikras džiaugsmas. Vairuotojas sako kortelę, aš duodu bananų ir sėdu ten, kur visad sėdi legenda. Aš mėgstu eiti skersas, man patinka traukti račniką. Mėgstu račniką, mėgau traukti račniką ir kelyje. Dabar sėdžiu stotelėje ir tenka mokytis važiuoti autobusu. O tau ar patinka važiuoti autobusu? Taip, taip, autobusas yra gyvenimas. Račnikas, račnikas, skersai, autobusas. Račniką, skersai, autobusas.